Sveiki visi, šiandien pakalbėsiu ir papasakosiu apie mūsų projektą Cashflow, kas tai yra ir kodėl mes čia esame, kodėl mes čia susirinkom. Tai, nepaslaptis, kad pasaulis labai greitai keičiasi ir jisai kaip ir pasikeitė, nebėra taip kaip anksčiau, ne? Ir jisai keičiasi labai įvairiapusiškai, kiekvienas turi savo tiesą, žinoma. Taip sakant, kiekvienas turi savo nuomonę, turi pasaulio mąstymą ir tapo labai panašus daugumai, o kitiems, aišku, atrodo, kad tai yra teisinga. Ir kuo toliau, tuo daugiau tų pokyčių vyksta. O kadangi pasaulis pasikeitė absoliučiai ir technologijos, profesijos keičiasi ir visi pinigų uždirbimo būdai. Daugelis tų būdų jau nebėra aktualūs, dauguma jų mirė. Viskas keičiasi ir vyksta labai labai greitai. Ir šiandien viskas priėjo prie to, kad stabilus pinigų gavimas dažniausiai yra gaunamas per investicijas. Ir anksčiau mes nekalbėjom apie investicijas, bet kadangi tai keičiasi ir investicijo žodžio reikšmė, todėl sutikime su tuo ir leiskime pasakyti šį žodį ir jo nebijoti. Bet kokius pinigų investavimus žmonės vadina dabar investicijomis. Todėl ir mes taip galime vadinti. Ir jei norime šiandien uždirbti, tai geriausias pasirinkimas šiai dienai yra teisingos investicijos. Kad neleisti savo laiko dirbant per 3 darbus veltui ir yra tiesiog geriau investuoti. Bet kokia investicija yra vertinama pagal 2 parametrus. Tai visada buvo ir išliko. Tai yra pelnas ir rizika. Pelnas tai yra pajamos, kurias mes gauname iš investicijų. Jos gali būti labai aukštos rizikos, pavyzdžiui, kazino. Bet tai yra labai rizikingos investicijos. Pavyzdžiui, jos gali būti labai pelningos, 36 iš 37, tačiau yra labai mažas šansas, kad mes uždirbsime. Greičiausiai bus pradirbta, pralošta ir išmesti pinigai, bet tai yra investicijos. O kitos, pavyzdžiui, investicijos yra investavimas į obligacijas. Tai yra kaip ir garantuotas pelnas, tačiau labai mažas procentas, dažniausiai vidutiniškai per metus apie 3% pelno. Mūsų projekte Cashflow yra idealus rizikos ir pelno derinys. Kad ir kokiame projekte buvote anksčiau, ką matėte, girdėjote, tokiame kaip šis tikrai nebuvote. Tikrai sutikit, kurie jau ypač yra čia ne vieną mėnesį, tai tikrai su tokiu neteko anksčiau susidurti. Čia yra strategijų. Čia galima ateiti su bet kokia suma ir investuoti. Turint mažiau pinigų yra vienos strategijos, turint daugiau pinigų yra kitos strategijos. Daugiau rizikuosi, daugiau gausi, mažiau rizikuosi, mažiau gausi. Nors tiesą sakant, mes čia rizikos neturime, tačiau pradžioje nauji žmonės juk to nesupranta ir jiems atrodo, kad rizikuoja. Viskas ateina su laiku. Mes čia investuojame į srautus ir pas mus yra 5 tipų srautai, apie juos aš papasakosiu vėliau. O dabar tiesiog noriu pasakyti, kad čia praktiškai pagrindinis mūsų projekto tikslas yra išmokti naujų įgūdžių finansų rinkoje. Ir tuo pačiu metu mokymasis vyksta žaidimo būdu. Tai yra labai smagu čia būti, niekada nenuobodu. Ir mes tarsi mokomės žaisdami, žaidimo forma, viskas lieka tuo metu galvoje daug geriau. Ir reikia pripažinti, kad šiai dienai finansų pasaulis pastaraisiais metais labai pasikeitė, ypatingai žmonėms, kurie jame niekada nebuvo. Tarkim, ten kažkur atrodo painu, kažkur atrodo baisu, reikia išsiaiškinti viską apie kriptovaliutas, apie blokų grandinės. Jei tai pradedam daryti nuo nulio, bandom išsiaiškinti, kas yra tas USDT, kas yra ta kripto aplamai, kaip ten veikia, kaip įkelti pinigus, kaip juos išimti reikia. Tai greičiausiai žmogus gali tada viską mesti ir panašiai, arba pirkti įvairius kursus mokomuosius, kurių iki galo nesupranta ir lygiai taip pat gaunasi galvoje visa tokia košė. Čia yra viskas paprasta, yra viskas sutvarkyta taip, kad mes vieni kitiems padedam, turime žingsnis po žingsnio, kaip ką daryti, kas yra visiškai naujokas šioje srityje, tai tikrai visi esame geranoriški, ypatingai žmonės, kurie pakviečia į projektą, mūsų lyderiai, jie visada yra pasiruošę padėti ir kaip įsikelti pinigus, kaip viskas veikia, kaip išsiimti, kaip išsivesti ir panašiai. Todėl čia šis mokymas šiame projekte yra labai vertingas, naudingas ir tikrai mažai jau kur tai galime rasti.
Ir svarbiausia, tai yra didelė idėja, aplink yra daug projektų, o mes turime savo kriptovaliutą, turime piniginę Monestoris, turime visus įrankius ir svarbiausia, kad net ir patys projektų dalyviai, tie patys lyderiai, vadovai, viską, kas vyksta projekte, mato tik tais 0,5%, kas čia yra daroma. Tai, ko mes nematome, kas vyksta, yra besiplečianti, didėjanti galimybė ir nuolat augantis didelis projektas. Čia dažnai yra įvairių naujovių, daug dalykų ir pats savaime cashflow yra kietas, čia labai daug žmonių jungiasi, vis naujų žmonių labai gausiai ir visi gauna pinigus, visi yra laimingi. Nėra nei vieno žmogaus, kuriam nepavyktų išsiimti pinigų. Na, čia to tiesiog nėra. Tai va, grįžkime prie investavimo ir, kaip minėjau, mes investuojame pinigus. Čia mes kalbame apie srautus, jų turime 5. Idealiausia yra pradėti nuo start flow srauto, kadangi šitas srautas išmokina teisingo investavimo strategijos. Reguliariai įdėti pinigus, reguliariai investuoti ir reguliariai išimti. Tai yra įdedam, išimam. Čia reikalinga disciplina ir būtent pradėjus nuo Start Flow programos, viso tai mes, tarsi mums įauga į kraują. Tai va, sekanti programa būtų Cumulative Flow, tai yra kaupiamasis srautas, tai srautas leidžiantis ne tik sutaupyti, bet ir padidinti pinigus. Tai kaupiamasis srautas ateičiai. Kažkurį laiką kaupiame, o po to išimame 5 kartus daugiau negu įdėjome kiekvieną mėnesį. Sekantis srautas būtų fast flow, tai greitieji srautai, tai pinigai šiai dienai. Pelnas nėra toks didelis kaip start flow ar kituose, tačiau jisai yra greitas ir mėgstantiems mažą riziką, tiems, kuriems užtenka mažai, bet čia ir dabar. Sekantis yra srautas growing flow, jisai kitaip vadinasi augančių srautų, mes jį vadinam augantis srautas ir jį auginame. Jame bet kuri suma, kuri patenka, padidėja minimum 50% pelno. Kuo didesnė suma, tuo daugiau pelno, žinoma. Ir tas procentas jisai skiriasi būtent pagal investuojamą sumą. Gali būti ir visi 200%. Bet apie tai, žinoma, jau paliksiu ateičiai, kai būsite pasiruošę investuoti, apie tai mes galime su jumis aptarti smulkiau individualiai. Tai va, ir aš čia taip labai trumpai šiandien tiesiog pristačiau, ką mes čia veikiame, kas čia per projektas ir tiesiog kviečiu jungtis, jeigu dar nesi prisijungęs, jeigu dar tik tais galvojat, mes jau darbuojamės lietuvių mūsų grupę jau virš 3 mėnesių. Pats projektas sausio mėnesį bus kaip švęs 13 metų jubiliejų, gimtadienį, ne jubiliejų. Ir tikrai rekomenduoju užsiregistruoti, daug negalvoti, tiesiog paprašyti pakvietėjo, tai kas jumis pakvietė į šitą grupę. Jeigu pakviečiau aš, tai parašykit man ir pasiimti kviečiu registracijos nuorodą. Jūs tiesiog nieko neįsipareigojat, jūs prisiregistruosite, pamatysite visą informaciją, mes turime kabinetą lietuvių kalba, yra visa informacija ir apie procentus ir kaip viskas veikia lietuvių kalba. Po registracijos taip pat tenais turime prieigą prie skaičiuoklių, galima pasiskaičiuoti, kokios programos kaip mums duoda pelną su skirtingom sumom. Na ir toliau jau, žinoma, nuspręsit, ar norėsit pabandyti, o pabandyti tikrai kviečiu, čia tikrai labai yra vertingas, geras projektas. Tiesiog aš suprantu daugumo žmonių baimės po tokių patirčių, kurios įvyko per paskutinius kelis mėnesius. Aš visą tai mačiau, aš pati tenais buvau. Ir man pačiai buvo baisu pradžioje, tačiau tik tais, kaip sakant, tik tais tie, kurie nesustoja ir kurie ieško galimybių, eina toliau, tik tie laimi daugiausiai. Tai va, šitas projektas yra visiškai kitoks ir jo lyginti su kitais tiesiog neįmanoma. Taigi kviečiu prisijungti, susisiekti su žmogumi, kuris jumis pakvietė, na ir tada pakalbėsime jau išsamiau, kaip viską pradėti, nuo ko pradėti ir kaip darbuotis. Geros dienos visiems ir ačiū, su jumis buvo Ernesta.